Tai pirmiausia, kas yra būtent tas vientisas interjeras? Vientisas interjeras dažniausiai yra apibūdinamas kaip dermė spalvų, spalvinių palečių, tekstūrų, medžiagiškumų, kurie nuolat atsikartoja skirtingose erdvėse, skirtingose paviršiuose. Tačiau vis tiek kartu bendrai sudėjus dera ir sudaro vieną bendrą interjero ašį. Sveiki, esu Miglė Gruodytė-Miskė. Sveiki, esu Monika Janulevičiūtė. Esame interjero dizainerės ir atstovaujame dizaino bei projektavimo studiją M2J. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti kuriant interjerą? Pirmiausia, rekomenduojame išsigryninti savo lūkesčius. Taipogi labai svarbu apsibrėžti savo ar savo šeimos gyvenimo būdą bei atsakingai pasirinkti interjero stilistiką, kuri būtų tinkama būtent jūsų šeimai ir jūsų šeimos poreikiams. Spalviškumas vientisam interjere galėtų būti tiek kontrastingas, tiek niuansuotas. Visą laiką rekomenduojama pradėti pasirinkant spalvų paletę, kadangi galima rinktis tarp šiltų ir šaltų atspalvių. Svarbiausia, šių atspalvių tarpusavyje nemaišyti. Taip pat galime naudoti skirtingas tekstūras, pabrėžti vieną ar kitą spalvą. Vientiso interjero kūrimo paslaptis yra labai paprastas. Kontrastingam interjerui galite naudoti 2, 3 ar net 4 spalvas, kurios kontrastuotų viena su kita. Labai geras būdas papildyti būtent kontrastingą interjerą, bet kad jis būtų vientisas, tačiau vis tiek įdomus, tai yra būtent rinktis spalvas, paviršius, kurios turi tekstūras. Kaip pavyzdys, mes galime pasirinkti tiesiog vienspalvę kažkokią pilką plokštę, virtuvės baldų gaminti, arba galime pasirinkti tekstūrinę ir vaizdas jau bus visiškai kitoks. Galime naudoti tiek deginto medžio paviršius, tiek lygius satino paviršius, kurie labai gražiai derėtų vienas šalia kito. Ypatingai svarbu tekstūros ir skirtingi paviršių medžiagiškumai, blizgumai, jeigu mes kuriame būtent niuansuotą interjerą, nes niuansuoto interjero principas yra, kad mes pasirinkame paletę ir iš jos imame atspalvius, šiek tiek šviesesnius, šiek tiek tamsesnius ir juos deriname tarpusavyje. Tai atsiranda rizika galbūt per daug turėti vienodą bendrą vaizdą ir gyvybės būtent tam niuansuotam interjerui mes ir įvedame per tekstūras. Tai nebūtinai gali būti baldinės tekstūros, galime įvesti ir per audinius, ir per detalės, kaip sakykime, rankenėlės arba baldinės kojelės, bet pagrindas vis tiek yra pačių baldų tekstūriškumai. Vientisam interjere derinti tekstūras yra pakankamai sudėtinga. Su tekstūromis yra ganėtinai panašu kaip ir su spalvomis, bet vienintelis faktas yra tikrai 100% aiškus, kad tekstūrų būtinai reikia, nes be tekstūrų paviršiai bus nuobodus ir nykus. Su tekstūromis rekomenduoju tikrai nepabijoti ir pažaisti, tai sakykime, netgi galima sukurti ganėtinai vientisą interjerą, naudojant vien tik tai tekstūrinius paviršius. Žinoma, reikėtų atsižvelgti, kad jie būtų ganėtinai subtilūs, kad nebūtų labai ryškių iškilumų arba kažkokių dryželių ar rašto. Užtenka, kad tiesiog būtų šioks toks nelygumas šviesos žaismui. Kaip paversti vientisą interjerą įdomiu? Galite naudoti meno kūrinius, paveikslus ar kitus elementus. Taipogi, kaip prieš tai jau užsiminėme apie tekstūras, labai svarbu atsižvelgti į paviršių matiškumus ir blizgumus, nes derinant matinį bei blizgų paviršių išgaunamas toks įdomus šviesos žaismas ir galima tikrai naudojant net ir tą pačią spalvą, bet skirtingą paviršiaus blizgumą jau sukurti šiokį tokį cinkelį. Galite nusipirkti labai graublėtą kilimą ir jį derinti su stikliniu staliuku. O dabar mes pristatysime savo kelis koliažus. Parodysime vieną iš derinių, būtent niuansuotam interjerui sukurti. Tai pradėsime nuo stalviršio. Stalviršį pasirinkome marmuro imitacijos Compact HPL, šilta balta, šiek tiek rusvos ir labai nedaug pilkos. Fasadams mes naudotume šią pilką piršto antspaudams atsparę plokštę ir papildomai dar pridėtume ir tekstūrinę plokštę, kurią galite panaudoti tiek kavos staliuko stalviršiui, tiek spintos vidui. Šis elementas kurs subtilumą. Dėliojant derinius interjere visą laiką rekomenduojame pasirinkti bent vieną medžio tekstūros atspalvį, tai šiuo atveju pasirinkome labai švelnų, subtilų, šviesų medžio tekstūros atspalvį ir kaip matote, jisai puikiai dera tiek su stalviršiu, tiek su fasadinėmis plokštėmis. Nebijokite eksperimentuoti. Taip, naudokite skirtingus paviršius. Ši nauja klifo plokštė
turi minimalius griovelius, kurie sukurs interjerui papildomo šarmo. Vientiso interjero paslaptis tai yra naudoti atsikartojančias spalvas, ganėtinai panašias tekstūras, tai šiuo atveju tiesiog kaip pavyzdį parodysime, kaip papildomos tekstūros su to pačiu spalviškumu galėtų labai puikiai įsilieti jūsų derinį. Tai čia turime tokį stalviršiuko pavyzdėlį ir dar papildomą baltą tekstūrinę dekorinę plokštę. Kadangi interjero derinys yra niuansuotas, tai nekuriame labai didelių kontrastų, tačiau jeigu taip atsitiktų, kad jūs norėtumėte visgi šiokio tokio cinkelio ar razinkos, tai galima panaudoti vieną kitą spalvinį elementą labai subtiliai. Kaip pavyzdys, tai galėtų būti netgi, tarkim, virtuvės kriauklė. Tai būtent Feniksas turi galimybę pasiūlyti spalvotas virtuvės kriauklės. Šiuo atveju mes parinkome 3 spalvas, kurios galėtų dėrėti būtent prie šito derinio. Šios spalvos galėtų atsikartoti ir kitose interjero elementuose, pavyzdžiui, rėmeliuose ar rankenėlėse. Šiame konkrečiame derinyje naudojame Klef gamintojo fasadinės plokštės bei Compact HPL stalviršį, tačiau biudžetui draugiškesnis variantas būtų, jeigu pasirinktume 2 cm storio stalviršį su analogišku marmuro raštu, o fasadinėms plokštėms rinktumės iš Grupo Mauro asortimentų. Sekančiame derinyje parodysime, kaip sukurti vientisą, tačiau labiau kontrastingą ir tamsesnių atspalvių interjerą. Vėlgi pradėsime nuo stalviršio. Tai šiam deriniui naudosiu Fenikso šiek tiek metalizuoto vaisto stalviršį, kuris iš toli žiūrint atrodo tiesiog šiltai pilkas, tačiau iš arti pasižiūrėjus matosi tokių kaip ir metalo grūdelių. Šiam stalviršiui papildyti naudosime metalizuotą plokštę, kuri turi savo grublėtumą ir blizgumą. Matome, kad nors yra ganėtinai šiaip skirtingi dekorai, bet abudu turi šiltą atspalvį ir rudą paletę. Papildyti šias spalvas naudosim fantazijos dekorą. Akmens elementas labai gerai atsiskleidžia, derinant jį su metalu. Jau matome, kad ganėtinai didelis kontrastas kuriasi tarp pagrindinės fasadinės plokštės bei papildančios, tačiau norint tą kontrastą dar labiau sustiprinti, naudosime daug juodų elementų. Kad juodi elementai nebūtų nuobodus, parinkome vėlgi skirtingų tekstūrų. Tai kaip pavyzdys, galime naudoti tiek grublėtą stalviršį arba, sakykime, sinutę pavyzdžiui, juoda spalva, bet kadangi yra grublėta ir yra išgaunamas šviesos žaismas, tai labai subtiliai ir prabangiai atrodys interjere. Taipogi iš juodų atspalvių dar parinkau būtent juodos spalvos medžio tekstūrą. Kaip ir minėjau, medžio tekstūra yra svarbi, tačiau nebūtinai jinai turi būti dominuojanti. Tai šiuo atveju medžio tekstūra yra labai subtili, praktiškai atrodo tiesiog kaip juodas fonas, tačiau turi šiokią tokią subtilę tekstūrytę, kuri vis tiek duoda iliuziją, kad mes turime medžio elementų savo derinyje. Jeigu norėtume sustiprinti būtent šilumos ir jaukumo jausmą mūsų šiame derinyje, galėtume panaudoti ir realaus medžio spalvos tekstūrą, tačiau vis tiek ją rinktumėmės šiek tiek tamsesnę. Tai kaip pavyzdys galėtų būti ši ganėtinai gilaus rašto ir tamsių atspalvių medžio tekstūros plokštė, kuri ganėtinai gražiai dera būtent ir su juoda ir jos visiškai tarpusavėje nekonkuruoja. Na, o galutiniam kontrastingam akcentui panaudotume frezuotą MDF, taip pat juodos spalvos. Ir kaip matote, turime ganėtinai vientisą neutralią spalvų paletę, tačiau jinai yra labai kontrastinga nuo visiškai juodų atspalvių iki visiškai šviesių atspalvių. Tačiau naudojame daug tekstūrų skirtingų, jas deriname ir taip išgauname būtent vientisą, tačiau labai įdomų ir akį patrauklų interjerą. Šiame pasiūlyme mes jums siūlom prabangesnės medžiagas, bet nepamirškite, kad visą laiką yra alternatyvų. Čia yra Compact HPL stalviršis, Lapiteko stalviršis bei Klifo plokštės. Yra analogai, kuriuos galėtumėt pasirinkti iš Grupo Mauro kolekcijų. Tokie pagrindiniai patarimai buvo kuriant vientisą interjerą. Jeigu dar turėsite klausimų, būtinai rašykite į komentarus ir mes pasitengsime jums juos visus atsakyti.